Kaunas ne tik studentiškas, bet ir vienas sportiškiausių Lietuvos miestų. Žymę Kauno sportininkų dalį sudaro ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto akademinė bendruomenė. Jau beveik 80 metų gydytojus ir kitus sveikatos priežiūros specialistus rengiantis Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Kaune garsėja puikiais medikų laimėjimais sporte ir išplėtota sporto medicinos sritimi. Šalia akademinio meistriškumo universiteto bendruomenėje daug metų puoselėjama fizinio aktyvumo ir judesio kultūra. Plėtojant sveikos gyvensenos kultūrą universitete buvo keli tikslai – būti gerų pavyzdžių jaunai kartai ir žinoma savo pacientams. Šiandien universiteto sporto centre į įvairias sportinės veiklas įsitraukia apie 1400 studentų ir nemaža dalis darbuotojų. Lietuvos sveikatos mokslų universitetas remia moterų krepšinio komandą Aistės LSMU. Universitetas suteikia puikias sąlygas sportuoti smagioje kolegų draugijoje. Čia didelė sporto veiklų įvairovė. Dešimtmečiais puoselėjęs daugybę sporto šakų, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas savo akademinę bendruomenę ugdė čempionais, mokė atkaklumo, komandinio darbo, ugdė valią ir atsakomybę. Daugelio jų karjerose žmogaus ir gyvūno sveikatos priežiūra bei sportas išliko susiję visam gyvenimui. Nuo krepšinio iki futbolo, nuo lengvosios atletikos iki teniso, nuo plaukimo iki kovinio sporto. Visose sporto šakose turime pergales iškovojusių sportininkų ir komandų. Sportas, judesio kultūra universitete turi itin stiprias ištakas. Būsimuosius medikus ir veterinarijos gydytojus praeityje ugdė stiprūs treneriai – Gerardas Šauklys, Vincas Sercevičius, Valdemaras Novickis, Fausta Bimbienė, Alfonsas Vietrinas. Tuometinėje Lietuvos veterinarijos akademijoje mokėsi ir sportavo tokios sporto žvaigždės kaip olimpinis bei pasaulio čempionas Valdemaras Novickis, Seulo olimpinių žaidynių dalyvis raitelis Raimundas Udrakis, Sidnėjaus olimpinių žaidynių dalyvis buriuotojas Giedrius Gužys, svarsčio kėlimo rungtyje Gineso rekordą pagerinęs Edvardas Brazauskas. Mediko ir akademiko klubuose treniravosi daugybė sportininkų, sporto meistrų, kurie taip pat iškovojo šimtus aukso, sidabro ir bronzos medalių įvairiose sporto šakose. Tarp jų stalo teniso pasaulio čempionė Aldona Kondrotaitė. Sveikas judesys yra tas judesys, kuris yra naudingas, malonus ir svarbiausia, nežaloja sveikatos. Judesys, sportas ir sveikata. Šitos trys sąvokos yra neatsiejamos, nes judesys tai yra sportas, o sportas tai yra sveikata. Čia ir renkamės pasisemti tos sveikatos, ilsisi galvos, dirba kitos kūno dalys. Mūsų universiteto strateginiuose planuose yra numatyta, kad mes plečiam sporto bazės, kad kuo daugiau mūsų akademinės bendruomenės narių sportuotų, užsiimtų sveikų gyvenimo būdų. Tai mes norim sudaryti sąlygas tiems, kurie nori profesionaliai sportuoti. Tiek komandinis sportas, tiek individualus sportas. Sporto erdvės universitete nuolat atnaujinamos. 2024 metais pradeda veikti renovuotas lauko sporto kompleksas su teniso, futbolo, krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos aikštelėmis ir erdvėmis. Skatindamas studentų fizinį aktyvumą, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas svariai prisideda ugdant sveikesnę šalies visuomenę.